kosulys yra vienas iš dažniausių simptomų, kurį inicijuoja infekcinės ligos viršutinių kvėpavimo takų ar apatinių kvėpavimo takų. Tačiau gali būti kosulys ir kitų ligų priežastis, tarkim, bronchinė astma ir lėtinė obstrukcinė plaučių liga, lėtinis bronchitas. Taip pat yra žinoma apie psichogeninį kosulį, bet paprastai, jeigu kosulys nėra simptomas, o jis ir gali būti nesimptomas ligos, tai jisai yra tiesiog staigus iškvėpimas, kai žmogus pašalina iš savo kvėpavimo takų nereikalingus patogenus, tai virusus, daleles, kurias įkvėpia į savo kvėpavimo takus, ir tikrai yra normalu kosėti 15 kartų per dieną. Dažnai susiduriu su atvejais, kai pacientai kreipiasi į mane ir sako: gydytoja, aš jau išgėriau 2 tabletes antibiotikų. Karščiavau 3 dienas, jaučiausi prastai. Visgi atėjus į konsultaciją, matau, kad pacientas serga virusinę kvėpavimo takų infekciją ir antibakterinis gydymas nebuvo indikuotinas šiuo atveju. Ir tokiais atvejais, kai pacientai vartoja neracionaliai antibakterinį gydymą, gali atsitikti ir tos pačios trumpalaikės pasekmės. Gali ištikti viduriavimas ar kiti virškinamojo trakto sutrikimai. Visgi ne tik smulkus tokie simptomai gali pacientą varginti, bet ir sutrikdyti visą mūsų organizmo mikrobiotą. Tai yra vadinama disbiozė. Teisingas būdas kosėti, natūralus būdas nebekosėti. Bronchipred malšina uždegimą ir panaikina kosulį. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.